Pirmiausia, jūsų komentaras apie rungtynes, kas nulėmė tokie pavadinimai. Jeigu nori žengti toliau, reikia išnaudoti progas. Ir kaip bebūtų, manau, pradėjome gana gerai ir viskas atsitiko atvirkščiai. Tie momentai, kuriuos mes turėjome ir tos rungtynės galbūt kitaip atrodusios, buvo prieš tai, kai jie įmušdavo mums. Mes neįmušėm pačioj pradžioj ir iš karto gavom įvartį. Apmaudu, nes tas 1-0 išvyko vis tiek toks rezultatas, kur tu gali kažką tai pakreipti tas rungtynės, bet tam reikia įmušti įvarčių. Praleidę įvartį, faktas, kad įdėjome nemažai jėgų, kad pelnyti tą antrą, bet tų momentų nebuvo daug ir antram kėlinį irgi tas, nežinau, vienas iš nedaugelių, dar vienas momentas irgi buvo būtent tuo metu, kai, išlygintume dar kažkas, tai gal būtų įmanoma ir krito antrasis įvartis iš karto būtent, identiškos situacijos. O aplamai, ką galiu pasakyti, kad pralaimėjome komandai, kuri, manau, turi, gal geresnius, efektyvesnius atakuojančius žaidėjus. Ir mums, mačiau irgi tą, ir Airijoje, ir čia, žaidimas 1-1, tai, sudėtinga ir, sakyčiau, pas mus vienas iš žaidėjų, kuris gali tai daryti, eilėjo, kuris gali apsivesti, o visiems kitiems yra sudėtinga tai padaryti. Ir individualus meistriškumas, jų, manau, buvo geresnis. Ir tai tie. Jaučiasi skirtumas A lygos ir šito, ir Europos turnyro šitos rungtynės. Atrodė, kad momentais minėjot apie individualius žaidėjus, galima paminėti 100 numeris, dar keli Airių, viską atrodo daro šiek tiek greičiau, pusantro karto. Su kamuoliu dirba geriau. Jie dirba geriau su kamuoliu. Jie nepamatysi tiek tokių neišprovokuotų klaidų pas juos, tiek, kiek mes darome ir perdavimuose, ir kamuolio priėmimuose. Atrodo tokie maži dalykai, bet jie labai daug ką lemia. Ir atrodo išeini į kažkokią perspektyvę kontrataką, perdavimas kažkur ne ten, sprendimų priėmimas. Tai futbole tai esminiai dalykai. Jeigu tu darai tokių klaidų daug, sakyčiau, tau turi labai pasisekti ir kad tu laimėtum tas rungtynės. Sakyčiau taip, iš 2 rungtynių, jie buvo geresni. Aišku, psichologiškai dabar po tokios nesėkmės smagu, bet galbūt tai motyvuos labiau A lygoje ir dar. Aš manau, mes atsigausim ir nematau, kad čia kažkas dabar puls į kažkokią tai duobę, dėl to faktas, kad esu nusiminęs visų pirma, kad nesugebam įmušti įvartį Europoje. Bet niekas nesibaigė, laukia daug rungtynių A lygų, esame dar taurėje, tai rungtynių yra daug ir taip nusiminę, bet mano darbas, juos atgaivinti, prikelti ir stengtis siekti rezultato A lygų. Dar gal truputį tokio, nežinau, pozityvo, bet tai ne pirmas pasirodymas Europos taurėse, įvarčio dar nepavyko įmušti, bet turbūt skiriasi nuo debiuto ir dabartinį. Gal palygintumėt net varžovus, sakykime? Palyginčiau. Jūs, jeigu atsimenat, mūsų pirmas rungtynės praloštas 5-0, mes žaidėm be gynėjų irgi. Dabar aš kaip ir turėjau tos gynėjus, bet irgi to neužteko. Kaip neužteko? Kairys gynėjas pas mus, jisai ne kairys gynėjas. Mes ėmėm kaip saugą irgi išnaudojom. Taip praradome Mulderį, kur nieko negalėjom padaryti. Ir kitas atvažiavo tokių laikų, kai negalėjom jo registruoti. Tai visų pirma turi būti gynyba, gera gynyba. Mes, ką matau šiais metais, mes praleidžiam daug.
Nors lygoje mes dar įsisukam, kažkur tai įmušam daugiau ir tų taškų turime pakankamai, bet gynybai mane žaidimas netenkina. O netenkina kodėl? Na, kiekvieną kartą aš kartuojas, taip atsitinka, kad vis tose pozicijose turiu kažkur tai rotuoti, ar kažkokia mikrotrauma, ar kitos priežastys, nepagaunu tos gynybinės linijos, tų 4 žaidėjų, kad jie žaistų visą laiką kartu ir būtų apsipratę, bet yra taip. Aš manau, daugelį rungtynių mes prisitaikydavom, persistatydavom ir mes daug tų rungtynių esam laimėję, nežaisdami tai, bet visame čempionate iki čia, iki dabar, kas vyksta, mes kenčiam daug ir nuo to, nes kiekvienose rungtynėse mes beveik prasileidžiam ir būna tų momentų. Treneri, rungtynės stebėjo rekordinė minė šitam stadionui. Ko reikėtų, kad šitam stadione tai būtų tradicija, o ne išimtis? Mes jaunas klubas ir jūs patys matot ir patys žinot, kad nesvarbu, kiek mes čia jau kaip 5 metai, kaip ir A lygoje, bet sirgaliai jie neatsiranda, jiems reikia laiko ir aš nežinau, ar jie iš vis atsiras, ar jų bus tiek daug, kad galėtų užpildyti visą šitą stadioną. Nes, kaip bebūtų, esame jauna komanda, nes visos tos komandos iš mažesnių miestelių, tai jos jau kaip ir senai įkurtos, jos turi tradicijos, turi savo žiūrovus, vis tiek vietiniai jie palaiko savus, o mes, mums sudėtinga. Kad jų būtų daugiau žiūrovų, aišku, reikia rodyti kažkokį tai rezultatą. Neįtikinama, kaip pasakyti, nerealų rezultatą, kad tie žmonės eitų, gal eitų kiti žmonės, kurie neserga už mus, bet ateitų į mūsų rungtynės. Kiek tai įmanoma Lietuvos sąlygų, tai yra sudėtinga. Laiko rezultato. Net kartais į rezultato neužtenka, nes taip jau yra. Tokiem klubam. Žiūrint, Liudogoretsas, kiek metų tampa čempionais, ar jie užpildo visą stadioną. Čempionų lygą užpildo gal, ne. Tai klubas, jeigu turi tradicijas, tai jis visą laiką turi žiūrovų, reikia daug metų ir daug didelio įdirbio. Taip. Taip. Kaip Jūs matot, trenerio, tas būtent auginimasis aistruolių bendruomenės? Čia vyko rungtynės, vaikai, Jūsų Hegelman, marškinėliai žaidė futbolą mažesnėje aikštelėje, tai klubas dirba tas? Žiūrėkit, klubas turi akademiją, yra tikrai nemažai tų vaikų. Kaip ir kiekvieno vaiko turbūt, jeigu tu lankai tą akademiją ir ta akademija turi vyrų komandą, gal vaikas irgi turi kažkokią svajonę žaisti joje. Gal iš pradžių, aišku, ten būna nerealių svajonių norėti iš karto išvažiuoti kažkur tai žaisti ten ir ten, bet pirma, kaip ir svajonė norėtųsi gal atstovauti pradžiai vyrų komandą. Ir ta bendruomenė kūrėsi aplink tos vaikus, šiuo metu aplink Raudondvarį, nes čia mes įsikūrėm ir tų žmonių ateina, bet tūkstančiais mums surinkti sunku. Ir treneri, dar prisiminkime praeities Hegelman europinės rungtynės, tarkim, Škupidas pats ir dabartinė varžovo, ko trūksta Hegelmanui Europoje, tai bendrai ir tada nepasisekė ir dabar, ar čia yra kompleksas žaisti Europoje, ar tai rodo Lietuvos lygį? Aš visą laiką tą pasikartoju ir jau turbūt esu įgrisęs visiems. Tos pirmos tarptautinės rungtynės vėl tu žaidėjai, su kuo mes žaidėme, su Latvijais gal esam sužaidę. Mes galim skaičiuoti per 5 metus, kiek mes esam tarptautinių rungtynių sužaidę. Su Latvijais, su ta pačia komanda, gal ten 2-3 kartus ir dar ten keletą rungtynių. Taip, kad, nežinau, turbūt reikia daug pinigų turėti susirinkti komandą kažkokią tai ir tada gal tau paeisi Europą. Man sunku atsakyti šitą klausimą, nes vis tiek mes papuolėm žaisti su komanda, gal jinai nėra tokia ypatinga, kad ten sakytum, vau, ten jokių šansų neturi. Bet jie žaidžia kiekvienais metais Europą. Jų čempionatas irgi šiek tiek geresnis, manau geresnis. Būkime teisingi, taip, gal geresnis. Bet netgi ir prie tokių sąlygų, turi kažkaip tai susidėlioti ir bandyti, o sakau, nemušus įvarčio, tu gali svajuoti tik tai, nežinau kaip.
patekti į kitą etapą. Turi ne tik įmušti, turi ir apsiginti faktas. Bet... Trečias kartas turi nemeluoti. Bet ir pasikeitė tas futbolas, tarkim, kai jūs žaidėte Britanijos salose ir dabar matote komandą, ar kažkaip transformavosi, nes Spirito modelis, ar išlieka daugmaž tie patys akcentai, kaip jūs matėte, tada kaip žaidėjas, dabar kaip treneris? Palaukit, mes žaidėm, aš žaidžiau Žalgirį, tai buvo čempionas, žaistų čia čempionas, nežinau, gal kaip dabar čempionas mūsų sužaistų, bet jeigu tai būtų čempionų komanda, Žalgirio čempionų komanda, jie irgi kitaip sužaistų. Neužmirškit, kad Žalgiris, kiek metų Žalgiris žaidė, nežaidė, o kiek metų reikėjo jiems patekti į grupės, kad sėkmingai sužaisti Europoje irgi. Tai ir stovyklos būdavo, ir tarptautinės tos rungtynės, gal 10 metų ten reikėjo, gal net dar daugiau. Plius galimybės, nereikia lyginti jų galimybių ir mūsų galimybių. Jie turi daugiau galimybių ir variantų, jeigu žaistų, sakau, Žalgiris prieš St. Patriką. Kaip jūs žaidėte, ar pasikeitė tas futboliukas? Aš manau, kad Žalgiris tuo metu buvo geresnė komanda. Ar futbolas pasikeitė? Aš manau, kad pasikeitė. Aš manau, šita komanda tam kontekste, kaip žaidė prieš Hegeną, aš manau, kad jinai geresnė. Šita komanda. Kalbu St. Patriko. Jeigu lygint tą komandą ir šitą, aš manau, šitą geresnė. Gal tik manau laikas kitas irgi. O dėl to komandos papildymo dabar Mulderis paliko komandą, dar daro kažkokį pasipildymą, planuoja transfer langas, 20 dieną užsidaro. Tai tik paskelbėm, kas atvažiavo. O daugiau kažką? Daugiau nėra pinigų. Duokit pinigų, gal paimsim kažką. Kalbant apie pinigus, iš pirmą etapą gauti 325 tūkstančius, jeigu būtumėt patekę į antrą, būtų 700 tūkstančių, kiek tai būtų pagelbėję jau, tarkim, kovant dėl lygos aukso, tarkim, tą finansinę. Aš negaliu atsakyti šitą klausimą, aš nežinau, kur jie būtų nuėję, ar jie būtų... Neturiu jokio supratimo, kur tie pinigai, čia ne mano... Man galim svajoti tik tai, kad kas būtų, jeigu būtų. To nėra. Bet jūs pats kaip žaidėjas, kaip žaidėte Anglijoje, tai tas lygis, kažkaip tai... Ir ta praeities lygis ir dabarties, Anglijos Spiritų futbolas, jūsų akise kažkaip keitėsi, iš esmės, ar jūs... Jeigu jūs žiūrėsit dabar St. Patriko, ar jūs matėte daug ilgų kamuolių, jų nėra praktiškai, tokių ilgais kamuoliais nežaidžia, jie žaidžia kaip ir visi, bando žaisti ant žemės, tai daug gal skersuoja, ten pirmose ypač rungtynėse matėm, kad jie tą darė labai daug, šiose rungtynėse jau to nebuvo, bet jie stengiasi žaisti, bent jau šitą komandą, kiek aš mačiau jų rungtynių, su kuo jie žaisdavo, visą laiką žaidžia prieš komandą, kuri labai žemai gynasi, žaidžia prieš 5 gynėjų liniją ir jiems yra sudėtinga ir iki šitų rungtynių Europos būtent buvo ten gal 5 ar 6 rungtynėse pelnyti įvarčio negalėjo, nes tos komandos neleidžia jiems niekur įsibėgėti, jie turi greitų žaidėjus, bet tų tranzicinių momentų nėra, visos tos komandos gerai gynasi ir tokiom komandom sudėtingiau, o žiūrint dabar į mūsų rungtynės, tai kažkur praradai kamuolį ir gaudyk vėją, taip ir antras įvartis buvo čia. Kažkur praleidau. Pirmose rungtynėse jūs turėjote priekaištų teisėjai, ten gale paskirto baudinio, ten abejotinas, ar šiandien turite priekaištų teisėjai? Žiūrėkit, aš neturiu priekaištų teisėjai, aš tik tai pasakiau, kad jūs matėte tą momentą, nieks šiandien net nekalba, ten buvo akivaizdus baudinys, pirmą kėlinį, apie jį net niekas nešneka ir nematė, ten akivaizdus buvo baudinys. Bet jo nebuvo, bet, aš suprantu, nėra varo teisėjas, kaip ir buvo geroj padėti, neskyrė. Bet dabar aš irgi nesakysiu, kaip galėjo viskas pasikreipti, jeigu tai būtų buvę. Nebuvo tai ir viskas, bet mes irgi gavom baudinį ten. Ir net nenoriu spėlioti, kas būtų, jeigu būtų. Atsitiko taip.